Sveiki! Kaip ir kiekvieną savaitę sugrįžome. Ir gal pradėkime nuo šviežiausių įvykių. Tai yra vakar vykusios technologijų olimpiados. Paklausykime, ką gero irgi ką naujo padarė mūsų žiburiečiai. Vyksta Prienų rajono technologijų olimpiada. Tai tik tai medžio darbai ir visokio tipo? Vyksta konstrukcinių medžiagų, mitybos ir tekstilės. 3 grupės, amžius yra 7-8 klasių, 9-12 atskira grupė. Ar yra žiburiečių, kuriais galime didžiuotis ir kurie dalyvauja olimpiadai? 4 mokiniai žiburiečiai atstovauja mūsų mokyklą. Super. Kokios prognozijas? Kas laimės? Mes tik einam dėl pirmųjų vietų. Super. Su jumis buvo Tomas ir Petras Kačiušiai. Labą dieną. Labą dieną. Norėčiau paklausti, kokį vaidmenį jūs atliekate šioje olimpiadoje? Na, mes esame švietimo centras, esame praktiškai visų olimpiadų organizatoriai, taip pat ir technologijų. Tai tiesiog tai yra visas informavimas mokyklų apie olimpiadas, komisijų sudarimas, įsakymai, nuostatai, susitarimai su mokytojais. Aišku, ką jūs manote apie šios dienos vaikų darbus? Ar jie geri, ar stiprus? Darbai taip, technologijų olimpiados darbai visada būna labai geri, labai stiprus ir komisijai visada labai sunku būna išrinkti nugalėtojus, juo labiau, kad nugalėtojas, kaip ir visose rajoninėse olimpiadose, yra tik vienas. Aišku, gal turite savo mėgstamiausią šaką ir joje mėgstamiausią gal kaip ir mokinį? Tikrai ne. O kas jūs labiau traukia, gal medžio apdirbimas? Ar kaip ir visas moteris tekstilė? Na, tiesiog visose technologijų grupėse paprastai būna labai gražių, labai stiprių darbų ir tiesiog iš tikrųjų jos labai sunku palyginti. Todėl mes visada ir tarėmės su mokytojais dėl vertinimo kriterijų, dėl objektyvumo. Aišku, ačiū labai. Kaip žinome, kovo 4 šventėme užgavėnes. Arba kitaip, blynų dieną, arba čigonų dieną, arba kaip pavadinsi, taip nepagadinsi. Ir ši šventė neprasmuko ir Žiburio gimnazijai pro akis. Todėl pažiūrėkime, kaipgi šventėme blynų dieną mes. Tai žinot, kokia šiandien diena yra? Taip, žinau. Užgavėnės. Tai ta gal proga ir pasipuošiai tu? Nu, šiek tiek. O tu kodėl nepasipuošęs? Tingėjau pasiimti kažką. O tai nueini į parduotuvę ir nusipirki, nu. Turiu namuose. Arba pasidarai pats. Va, arba kaip sako mūsų kepėja, pasidarai pats. O kodėl tu be kaukės? Nes man nereikia kaukės. Nu, nemanu. O kodėl? Dėl tu be kaukės. Aš prezidentas savo pareigas atlieku, tai man reikia būti uniforma, aš negaliu būti su kaukėm. Tau atsiras toksai pasiūlymas, kad tu galėsi pradėti verslo tokį planą, žodžiu? Kaip ir dažniausiai, mes mėgstame patikrinti ne tik, kaip apsirengę žiburiečiai, bet ir jų išmonę bei protą. Šią savaitę sugrįžo mūsų mieloji Neta ir užduoda, atrodo, elementarius klausimus apie augalus. Pažiūrėkime. Augalas tai yra augalas. Apibūdink. Eikit augalą apibūdint, klauskit pas biologus. Vaikučiai, dar turiu dabar galvoti. Neįrašyt, prašau. Augalas? Tai augalas tiesiog. Ne, viskas gerai, dėkui. Nu, augalas tai kažkoks organizmas, kuris yra gyvas ir nekeičia savo buvimo vietos. Augalas. Organizmas, kuris auga, nežinau.
Tai visi organizmai auga. Taip, bet augalas yra žemėje augantis organizmas, kuris vykdo fotosintezę. Augalas, pavyzdys, na. Apibūdink. Jis yra žalias, turi stiebą, turi lapus, kai kurie, nors gal visi. Ir jisai kartais kai kurie žydi. O visi būna žali? Manyčiau, jo. Tai toks žalias auga. Tai augalas yra žalias auga. Jo, laukia, kieme. Organizmas, kuris... Kas yra augalas? Čia auga. Augalas tai yra toks organizmas, kuris vykdo fotosintezę. Ne gyvūnas, kaip mokiniai atsakytų. Plačiau gal gali? Organizmas, kuris vykdo fotosintezę ir pats pasigamina organinės medžiagas, nes turi chloroplastus. Organizmas gyvas. Kuris? Reikia pasakyti, ką jis daro. Taip. Vykdo fotosintezę, pavyzdžiui. Bambukas? Žolės, piktžolės, kokios nors, nežinau. Greičiausiai? Neįsivaizduoju, nežinau. Kas galėtų? Piktžolės gal greičiausiai auga. Bambukas. Gal pupelės? Nežinau. Tokio atsakymų negaliu pateikti. Nes kiekvienas individualiai auga ir priklausomai nuo aplinkos sąlygų. Bambukas? Vandens apsauginė. Tai čia dumblius gal koks nors. Kažkoks, tai nežinau. Ne. Ne, aš tai nežinau. Kaip manai, kas galėtų? Vandens apsauginė funkcija. Tai gal koks nors, nežinau. Visi augalai, kurie turi kutikulę arba vaškinį sluoksnį, tai ir nesušlampa, nes viskas nubėga. Pavyzdžiui, kaktusas, pinigų medis vadinamas, vaškuolė, ryški, atogražų miškų beveik visi augalai. Vaškuoliai, pavyzdžiui. Daug augalų, kurie turi apsauginį vaško sluoksnį ant viršaus lapelio. Na, atrodo, netokie ir kvaili mūsų žiburiečiai. Norėčiau pranešti, kad kitą savaitę vyks reportažas iš rajoninių moksleivių varžybų krepšinio, kurias beje laimėjo žiburiečiai. O platesnį reportažą pamatysite kitą savaitę iš Daumanto. Norėčiau pakviesti visus į pirmadienį vyksantį renginį, nežinau kaip pavadinti, bet jame bus vaidinamas spektaklis pagal Dėdės ir dėdienės Vaižganto, taip pat bus pasirodymai iš 12 šimtadienio. Maloniai kviečiame apsilankyti. Visą tai vyks 7 pamokos metu. Ką norėčiau jums palinkėti, tai nesikeiskit dar padangui pavasarinės, kad ir koks gražus oras bebūtų, kadangi draudimas neapmoka išmokų, kai padaroma avarija iki balandžio 1 ir jūs važiuojate su vasarinėmis padangomis. Taigi būkite atidūs, kadangi naktimis kartais dar ateina plikledis. Geros savaitės. Dienos irgi vakarai.